Sveiki, šiandien su jumis būsiu aš, Tomas. Sveiki, būsiu ir aš, Karolis. Ir šiandien jums pristatysim Sigeli Fuhai Duo 3 baterijos modifikaciją. Modas pas mus ateina štai tokioje dėžutėje. Matom per skaidrų plastiką jau mūsų modą. Štai čia turim įspėjimą, trumpą aprašymą, komplektacijos ir modo funkcijų. Nusipurto visas šitas viršus. Tada įsijima modas, jis čia taip minkštai paralelnai pakuotas. Ten apačioje turim instrukciją ir sertifikatą, o čia turim USB kabelį. Man išimčių neleido, tai aš ir neišimsiu. Pats modas atrodo štai taip. Turim skylutės baterijos ventiliacijai, labai patogi 510 kontakto jungtis, patogiai vietai, taip pasakysiu gal. USB krovimo jungtis, mikro USB, plus minus mygtukai, ekranas ir didelis galios mygtukas. Paspaudus čia modas atsidaro. Štai turim švarų, gražų, nesubraižytą, nesulaužytą vidų. Čia matom pliusą, minusą, pliusą, minusą. Pozicija, kaip statyti mūsų bateriją. Čia įspėjimas, kad nedėti baterijų su pažeista izoliacija. Ir uždėjus šitą, tik aišku, tas raištelis turėtų likti viduj. Uždėjus, čia įsistato toks, vat matot, yra mažas kabliukas, pirmą viršų. Statom, trakšt, viskas. Tai aš tada savo modą jums ir parodysiu. Taip, dedam, pasižiūrim. Čia yra minusas, čia yra pliusas, taip ir dedam. Minusas į viršų, pliusas į apačią. Ta šniurelį užlenkiam, čia tada dedam atvirkščiai. Pliusas į viršų, minusas į apačią. Baterijos įsistato gan standžiai. O, įsistatė. Ir tada vat, trakšt, ir su mumis iš karto pasisveikina. Fuhai, sako. Štai įsijungus modui matom spalvotą didelį ekraną. Štai čia matom kaitiklio varžą, atiduodama voltažą, koks yra nustatytas režimas, kiek vatų. Čia turim tada amperažą, baterijų turim tada įkrovos voltažą, baterijų įkrovos procentus. Čia štai šita juosta rodo baterijos įkrovą. Juostos tiesiog, kaip čia pasakyti, pagalba, tokia išraiška. Ir apačioje matom įtraukimų skaičių. Tai dabar mes, jeigu atidarom šitą dangtelį, ar ne, neišimam baterijų, paliekam viršų užfiksuotą, laikom, kad jisai būtų išsijungęs, laikom minus mygtuką ir įstatom. Ir matom Restore Defaults. Vėl Fuhai. Hi, tu. Taip, ir tada įsijungiam, matom, kad mes turim lygiai 0 įtraukimų. Tai štai kaip galite nuresetinti savo įtraukimų skaičių. Taip, trumpai tada pasivaikščiokime, manau, po meniu. 3 kartus paspaudus turim režimų sąrašą, tai yra galios režimas, nerūdijančio plienas S316, 317, nikelis 200, TCR ir titanas. Einame bet kurį temperatūros kontrolės režimą, paspaudžiam OK, pasirenkam, kokią išraišką norėsim matyti savo laipsnius. Sakykime, europinis būtų standartas Celsijai. Ir štai matom laipsniai. Čia tada pasikeičia jau nebe amperai, o kiek atiduos vatų, kad pasiekti tam tikrą temperatūrą. Ir čia matot, keičiasi spalvos ekrane temperatūros. Žalia, raudona, kada jau karščiau, žalia, kada turėtų būti viskas normaliai. Oranžinė, tada paskui perina jau į raudoną. Vėl geltona kažkodėl. Taip, nes 300 laipsnių yra vėsiau negu kad 240. Taip, trumpai tada dar palaikius šitus 2 mygtukus, matom, išmetu užrašą, kad užrakinta. Ir tada mes kaitinam, bet reguliuoti nieko negalim. Vėl tada paspaudžiam, 3 sekundės palaikom, button unlocked. Ir mes tada galim jau reguliuoti.
Tada sekanti kombinacija temperatūros kontrolės režime būtent. Paspaudus du šitos mygtukus, mums išmeta pasiūlymą užrakinti varžą arba nuskaityti varžą. Štai mums tada ją nuskaito ir galim tada ją užrakinti. Fault lock resistance. Štai varža pas mus turėtų būti užrakinta. Taip, tada iškeliau, nu aišku dar va čia trumpai dar prie to pačio grįžtant. Matom 100 vatų, palaikom pliusą ir galios mygtuką ir tada mums išmeta, kokį norim mes naudot galios kiekį temperatūros kontrolės režime. Paspaudžiam šitą, peršokam prie to, kiek laiko turėtų trukti mūsų išankstinis pakaitinimas. Grįžtam čia, matom, nustatymai pasikeitė. 3 kartai grįžtam į galios režimą. Čia šita funkcija nedaro lyg tai nieko. Štai mums čia išmeta, kad varžą galima užrakinti, nustatyti tik temperatūros kontrolės režime. Užrakinimas mygtukų čia veikia lygiai taip pat. Ir, reikia truputėlį palaukti, štai dabar atsirakino. Ir dabar, vat, jeigu mes ilgiau palaikysim pliusą ir minusą, nusistatysim išankstinį pakaitinimą, tai kaip ir temperatūroje nustatom, kiek norim naudot galios ir kiek laiko, kad tai truktų. Vėl šitą ir grįžtam čia. Gaila, kad nustačius išankstinį pakaitinimą nerodo tik tai, bet jis nustatytas, pajausi tikrai. Ir čia eina laikas, kiek mes laiko traukiam. Tai štai. Pažiūrėjom modą iš arčiau, pabrataliojom, pareguliavom. Palyginkim dabar jį su kitom baterijų modifikacijom. Tai, sakykim, pradžiai galim jį palyginti su Wismec įrenginiu Predator 228. Matom, aukščio jie labai panašaus. Šitas gal per porą milimetrų žemesnis. Forma, plotis jų panašus, tik šitas toks apvalesnis. Ir mygtukas be abejo kitoje vietoje. Ir ekranas spalvotas. Alienas. Forma jų taipogi panaši. Alienas toks labiau paplokščias. Ir irgi mygtukas kitoje vietoje. Nu ir baterijos kitaip tvirtinas. Ir 50 kitoje vietoje. Jo, ir ekranas didelis irgi labai informatyvus, tačiau šitas spalvotas. O pa šit irgi spalvotas, tik biški mažesnis kitoje vietoje. Forma jų irgi šitas toks labiau plokštesnis. Kompaktesnis, plokštesnis toks. Kitaip tvirtinamas. Naujas modelis tikrai toks ergonomiškesnis rankai. Jo, ir šitas žemesnis. Nu, čia galim dar Vaterioną šalia pridėti, sakykim, kiek jau brangesnį moduką, rimtesnį, aukštesnės klasės. Vėlgi. Nu, irgi forma visai jo kitokia. Šitas toks apvalainas, o šitas toks paplokščias. Tai štai. Tai modas, kaip matot, lyginant su kitais dviejų baterijų modais, nėra kažkaip labai išskirtinai kažkoks mažesnis ar didesnis ar ten apvalesnis. Ne, jis yra panašus. Jo, bet esmė slypi detalėse visą laiką. Ir kai šitas vis toks apvalutis ir tas mygtukas toks va didžiulis, su bet kuria kūno vieta praktiškai jo pasiekiama, šitai man garint net, ne? Jau Tomai vertėjau viską aukštinkojom. Gal pradedam šį kartą nuo minusų? Tai va, sakau, jo, nuo minusų. Nu čia pliusas buvo, kad žiauriai patogus, bet karaliai tiek to. Pradedam nuo minusų. Ja. Pradedam nuo minusų. Pirmas minusas man, kas kliūna naudotis, tai yra ekranas. Gražus, spalvotas, labai faina, labai viskas jo gerai, kol neišeini į lauką, kai šviečia saulė. Išeini šviečia saulė, nu tikrai norėtųsi, kad jisai būtų ryškesnis arba bent jau būtų galimybė, nes patalpoj užtenka per akis, to ryškumo viskas tvarkoj matosi idealiai. Bet išėjus lauką norėtųsi pareguliuoti, va taip ir kad būtų dvigubai ryškesnis lauke, kad matytųsi. Sakau, man informacijos jame tikrai užtenka. Viskas sudėstyta aiškiai, labai gražus. Tas spalvos, tos ypač kai ta žalia raudona keičiasi pagal vatų, sakykime, nustatymus. Bet vat, jo, galėtų tikrai būti ryškesnis. Kitas minusiukas būtų tada. Korpusas, nu, patogus, viskas gerai, tik va čia viršui palikta yra tokie kaip grioveliai. Ravai tokie. Ir kam aš taip ir likau nesupratęs. Aš kiek bandžiau sugalvoti, kam jie skirti, tai vienintelė paskirtis, kad gražiau atrodo. Daugiau. Čia toks, žinai, labai subjektyvus dalykas. Daug pasaulyje dalykų tik tokią paskirtį turi matyti ir šitie, jo. Realiai ten prisikaupė, va, ir skyščio kokio gali būti, ten pabėgs dar kažkas koncentratas, va, iš oro išeis ir grinai, va, kaip į kitas vietas eina oras.
Svarbiausia, vat aš dabar... Tulkės kokios, viską reikia krapštyti, valyti ir taip toliau. Modas, vat viršų šiek tiek pašlapęs, mes šį rankavą paėmame tiesiog ir nubraukiam. O ten viduje vis tiek lieka šlapę. Ir tada mes turim jau su kažkuo... Ant to viso šlapimo, dar užėjus dulkių gausis košė tokia. Jo, ir nefainiai. Reikės krapštyti, valyti. Nefainiai. O šito mes neišvengsim, kadangi vis tiek iš kaitiklio kondensatas kaupėsi, tas garas eina, lieka ir, niekaip neišvengsim. Kitas dalykas, jis galėtų šiek tiek, ne šiek tiek, galėtų gerokai greičiau bėgti per kada mes nustatinėjom vatus. Jo, čia irgi gana subjektyvus minusas, bet realiai minusas tiem, kas mėgsta dažnai reguliuotis vatus, tai... Bet jeigu tu, tarkim, naudoji užsisukęs ant jokio kaifūno 20 vatų ir nori pagarinti dripkę ant 100 vatų, tai seni teks biškį pakentėti. Užsimesiu kaifūną ant kito modo, kol čia vatai pasikeis. Ir, sakykim, vėlgi, įėjus į tą visą iš ankstinio pakaitinimo funkciją, ten dar lėčiau sukasi viskas. Va, ten tai jau tikrai labai lėtai. Jo, jau su tuo tai, Ir kiek dabar va prasukai, 10 vatų? 15? 50, buvo 70 kažkiek. Tikrai ilgai, jo, tai dabar vėl tu, Karali, pašnekėk, kol aš nusistatysiu vatus. O gal aš noriu žiūrėti, kaip tu vatus statai. Užtruksim. Toliau iš minusų man, tai turbūt, žinok, bus ir viskas. Man dar iš minusų būtų tai, kad jeigu tu jungi iš ankstinį pakaitinimą, tu gali užstatyti, kad ir 3 minutės jisai tau ten 100 vatų duotų. Nerodo, jo. Tas jo. Nerodo, tai čia... Galėtų jis kažkaip, nežinau, pakeisti kažkur kamputį rašyti, dar kažką daryti. Tikrai galėtų. Tai, tų minusų praktiškai... Dar minusas tai, kad jisai šiaip teoriškai... Čia didelis, didelis minusas, kad supratau, apie ką noriu pasakyti. Veikia ir su 2, ir su 3 baterijom. Bet nusipirkėme jį, gaunam tik 2 baterijų dangtelį, kurį mes matėme jau iš arčiau. Ir mums čia yra gerai, žinom, kad mūsų modas gali veikti 3 baterijom, bet negalim. Bet tai va jisai pabandyti, negalim draugui parodyti. Tiek kol kas ir te gali. Tai ateityje tikiuosi, kad bus atskirai galima arba įsigyti dangtelį, ar bus kažkokia kita modo versija, kur bus viskas, bet šiai dienai su juo eina 2 baterijų dangtelis ir 2-3 lieka tik tai 2. Fuhai 2. Hai 2. Tai va. Bet jau dabar minusai, man atrodo, viskas. Jo. Toliau perinam prie pliusų. Karali, šau. Man pliusas žiauriai, didelis žiauriai, geras ir pats pagrindinis, kad jis yra žiauriai patogus. Žiauriai patogus rankoje. Nerealiai patogu. Mygtukas idealioj vietoj, spaudžiasi, žiauriai maloniai, pasaka, rankoje jau tobulas. Ir kitas dar didžiulis pliusas, apart to, kad jis visas yra patogus, kaip tu jį be paimsi, aš jau bandžiau jums parodyti, kaip iš... Aukštim papais patraukti. Jo, galima jį pasukus pavaryti. Pagarinti, ta prasme. Bet esmė tokia, kad, tarkim, Faraonas labai didelis yra kaitiklis, tikrai nemažas. Jau toks išpampęs, ištinės, paimkim eilieną, ant jo sukus. Atrodo viskas normaliai, bet jeigu kritimo atveju ir viskas tiesiai ant kaitiklio. Ir atrodo normaliai, bet realiai šitas atrodo geriau. Jo, bet kada viskas įsistentruoja per vidurį, kokią tu kaitiklį be užsuks, jisai su juo simetriškai labai viskas atrodo. Nesvarbu, 22, 24, 25, 30 net visi idealiai sueis. Jo, net jeigu ir įsikiš labai didžiulių kaitiklių užsukus, tai viskas vėlgi bus simetriška į visas pusės plius minus vienodai. Kitas pliusas, tas ekranas, labai spalvotas, gražus, man patinka, informacijos jame daug, viskas įdėsite. Niekur nereikia eit, kad pamatyt kažką, pavyzdžiui, noriu, kiek čia pas mane dabar amperų. Viską matai vienoje vietoje, aiškiai, patogiai ir nereikia nieko klaidžioti. Meniu nėra didelis, nėra platus, tų funkcijų jisai turi, sakykime, turi tų funkcijų tiek, kad viską pasirinkti, susirasti, įsijungti, nėra sudėtinga. Pasiklist neįmanoma. Jo, galėtų šiek tiek greičiau ir šičia reaguoti tuos visus nustatymus, sakykime, ar nori prie hitą įsijungti, ar užrakinti, atrakinti, būna, kad kartais, tu ten spaudiniai. Bet šiaip viskas labai paprasta. Tikrai, keli paspaudimai, palaikėm, paspaudėm, įsijungiai. Dar vienas pliusas, žinai, koks tas dangtelis, pavyzdžiui, nekliba. Nieko, tvarkingai, gerai, patogus tas paspaudimas, paspaudė, atsidaro. Toliau dažai, surinkimo kokybė yra tikrai gera. Kaip ir minėjau, nieks nebraška, netraška, nesitrina. Labai priekabiems dar lieka šiek tiek, toks jau miniatūrinis tarpelis jums per kamerą, manau, tikrai nesimatys, čia kokį popieriaus lapą plonesnį galima pakišti.
nežinau, kažkam galbūt minusas, man tai yra pliusas, nuo kaitiklio nesibraižo modas. Aš tai keliu nykštį viršų visą laiką šitą dalyką. Ypač kai toks, kad čia man tai sakyti, gerai. Nėra čia jau. Jo, bet matai, kad... Nago neįmanoma įkišti. Nu, sakau, bet jis yra. Tai paminėt, manau, verta. Šiaip daugiau priekabio šitą modų neturiu, man jis tikrai labai patiko, ypač su faraonu, su didesniais kaitikliais, jisai žiauriai maloniai guli rankoje ir, nu, išlaiko proporciją, kad ir ką ant jo besuksimus vis tiek normalus. Spalvos ryškios, aišku, yra juodas, toks, sakykime, nubams. Juodas, nuobodesnis, paprastesnis, bet... Na, aišku, tiesiog paprastas kasdienis. Kas nori šiek tiek labiau įsiskirti, va, raudonas, žiauriai gražus, mėlynas, su faraonu. Netoks gražus. Žydriškom tarpinėlėm labai irgi atrodo įdomiai. Nu, tikrai, spalvotas, ryškus, ekranas, va, irgi toks ryškus. Ten. Man tai realiai šitas, jeigu pabaigai jau turbūt pasakysiu, kad iš 2 baterijų modų, būtent tokios klasės, kurie nėra ten itin super brangus, plokščiam ir taip toliau, man šis labiausiai patinka. Man jis yra labai patogus. Jo, forma jo, sakykime, tų minusiukų nors turi, bet paimi į ranką ir tada to ekrano, nu norisi atsakiau. Ir tos minusiukus pamiršti ir... Jo, bet kažkaip, pakentiesi, kol atsivinios, nes tu vėl pasiimi galinti. Nu tikrai patogu. Daiktas kasdienai patogu, nereikia prie jo prisipratinti. Daiktas turi tarnauti žmogui, šitas tai tikrai atlieka puikiai. Tam ir skirtas. Tai tam kartiek tada mus sekit, prenumeruokit, jeigu video patiko, paspauskit apačioje, kad patiko, prenumeruokit Debesų lygos YouTube kanalą, jeigu mes patinkam ir norit dažniau ir patys pirmi pamatyti mūsų video. Tam kartui tada tiek. Atsisveikink, Karoli, gero. Sakyk, ne? Na, tai žodžiu, aš pasakysiu. He will be back. O, aš parodysiu, koks jis aerodinamiškas. Žodžiu, gerai tada, tam kartui tiek. Gero.